Kauno Žalgirio klubą pristato Ūkio banko investicinė grupė. Kiekvienas Eurolygos mačas Kauno sporto halėje išskirtinis įvykis žalgiriečių aistruoliams. Nepaisant virtinės nesėkmių stipriausioje Europos lygoje, paskutinysis Žalgirio pasirodymas sausakimšoje arenoje patvirtino. Tai yra komanda, kuriai nebejingi tūkstančiai žmonių. Dėl šios priežasties įkurtas Žalgirio gerbėjų klubas nelieka skolingas savo nariams ir toliau džiugina juos įvairiomis privilegijomis. Ypatinga dovana – galimybė rungtynes stebėti iš VIP ložės, akis į akį susitikti su Žalgirio krepšininkais ir patekti į komandos užkulisius šįkart gavo 2 gerbėjų klubo nariai. Vienas pirmųjų į gerbėjų klubą įstojęs Andrius Šimanskis šią džiugią dovaną dalijosi su dukrele Vilte. Andrius įsitikinęs, Žalgirio gerbėjų klubas ateityje sulauks didelės sėkmės ir tikina, kad sprendimas prisijungti prie Žalgirio šeimos pranoko visus jo lūkesčius. Aš manau, yra per daug, kai klubo nariui duodama yra netgi per daug. Aš nesitikėjau, kad visą tą gausi, ką gauni ten kalendoriai, va dabar pasisekė iš vis, tai jau čia nėra ką kalbėti. Bet ir netgi tuo klubo nariu, kitas galėtų netgi iš skaičiavimo tapti, sakyčiau. Aš, pavyzdžiui, nelabai suprantu, kodėl mūsų taip mažai yra. Kažkas čia ne taip truputį. Prie vis gausėjančio Žalgirio gerbėjų klubo jungiasi ne tik dešimtmečius legendinę komandą palaikantys sirgaliai, ne tik jų vaikai, garbingo amžiaus vyrai ir jaunuoliai, bet ir merginos. Pusseserės Ugnė ir Vaiva ilgam įsimins dieną, kai jos oficialiai tapo Žalgirio gerbėjų klubo narėmis ir prieš tūkstantinę minią gavo ilgai lauktas pakuotes. Labai jaudinausi, bet labai džiaugiuosi. Aš ir žiauriai jaudinausi, galvojau, negaliu patikėti, pagaliau. Dabar būsit ištikimiausias Žalgirio gerbėjas visą gyvenimą, taip? Taip. Kauno Žalgirio klubą pristato Ūkio banko investicinė grupė.